Įsijungykite ten muzikėlę monitoriuose, nes mes nieko negirdim, ką kalbame. O tai susirgo vaikas? Ne. Mes su Ramanduku žiūrim laidą. Kvieski daktarą. Žiūrit? Pakelkit ranką. Ką žiūri šitą laidą? Žiūrėk. Vien ligoniai susirinkam. Aha. Mes irgi su Ramanduku pažiūrėjom prieš 3 savaitės ir nusprendėm, kad mes jau nesergam. Esat sveiki visiškai? Mes jau prie mirties. Kaip čia taip? Rimtai, nuvedžiau vaikų pas daktarų, daktarė apžiūrėjo, sako, broniau, Ramandukai greitai druskininkos. Tai žinai, išleidžiau pirmą Ramandukų. Aha, į sanatoriją išleidai. Taip. Ne? Ir ką tu jam įdėjai? 2 čemadanus. Vienan čemadaną įdėjau lašinių, dešros vaikui. O į kitą? Maudimki. Klausyk, o tai kur pats Raimundėlis yra? Tuoj pasirodys šitai, Ramandukas parvažiavo iš druskininkų. Žiūrėkit, mergiotės pralaiskit, va. Ateina laikas. Su naujais metais! Ramandukai, kur tau nauji metai, joninės, nes jinai šiandien oninės, va. Aku žinai, tata, jeigu iki naujų metų neatvažiuosim, geriau iš anksto visus pasveikinti, ne? Teisingai, Ramanduk, gerai, dabar pasako, kaip tau sekės druskininkų? Va, nuvažiavau druskininkos, iškart vienu čemadanu atėmėm. Su maudimki. Ne, su lašiniais. Užrakina kambarių kitokiam, saka, Galvanauskai, 6:30 ryto, kad būtum prie gimnastikos salės durų. Nepavėlavai? Ne, buvau 3:30 pirmas. Va. Vat. Nuvėjau, reiškia, ateina toks sambalas, treneris. Saka, pirmas pratimas šaliukai vietai, tata pradėjau pirmą šakinėti. Nu, Kitiem nebereikėjo. kaip? Grindys sulūžo. Šoni Lenkas Vaicekas stovėjo draugas, su to Vaiceku rusin, tas man ant kojas 3 savaitės dar langėti pravaikščiojau. Nu kaip, žinokit, Ramandukui su kojam nesiseka nuo vaikystės. Tai nusibrostina, tai užsigava. Ir ta koja, kaip užaugo, 48 išmeros batus nešioja. Brangieji, receptas labai paprastas. Kas vaikus augina?